Sveiki, štai Vilė ir aš. Pristatau dar vieną figūrėlę. Atkeliavo labai iš toli. Iš filmo Teruk, lietuviškai Uola, 1996 metų. Pagrindinis vaidmenis atlieka Nicolas Cage'as, Seanas Conneris ir Aidas Garis. Tai figūrėlę pristatau su Nicolu Cage'u. Personažas Stanlis Guspidas, vaidinantis FTB agentą, cheminių ginklų ekspertas. Matome Seaną Connerį. Tai labai geras filmas, veiksmo. Režisierius Michaelas Bay'us. Žinoma, geriausias yra prodiuseris Jerry's Bruckheimeris su Donu Simpsonu. Ką, eikime įsipakuokime ir pristatykime iš arčiau. Porolonas lįsk lauk. Šities gerai atrodo. Figūrėlės aukštis, žinoma, kaip ir visų 30 cm. Iki greito. Taigi, įsipakavimą figūrėlę, pristatome iš arčiau. Matome pas kolekciją vieną M16 automatas. Pati figūrėlę matome. Matome cheminį ginklą iš filmo. Tikrai Cage'as. Matome pačią raketą iš filmo.